Sveiki, būsiu dėkinga už laikus, komentarus, už donatus. Kas norite asmeninio būrimo, individualaus, galite kreiptis asmeniškai, kontaktai nurodyti profilyje. Šiandien gal pažiūrim, bet temos tiesiog ką parodys, ką pranešim kortos šiandien. Bet jūs įjungiat ir pažiūrim, ką jos pranešim. Sužiūrėsit, ar jums rezonuoja ar ne. Jeigu ne, tai tada gal kitą būrimą reikia pažiūrėti. Čia didelis stresas dėl praradimų giminėje. Šeimoje, giminėje. Sąjungos. Dviprasmė situacija. Tuoj. Bet kaip visada, man labai patinka, kad viskas yra išsprendžiama. Ir ne šiaip sau viskas vyksta, ne? Čia žinot kaip, ne tai, kad praradimas, net čia pasirinkimas gali būti. Jums reikia atsisakyti vieno žmogaus. Jūs, ko gero, monetų karalienė reiškia žemės stichijos, labai tikėtina, arba labai žemiška, pragmatiška, moka tik, kaip pasakyti, pinigėlius tos tausoti, arba gerai leisti, biudžetą valdyti, žodžiu. Ir man ką rodo, arba, tarkim, ištekėjus moteris, bet kadangi aš matau čia pasirinkimą tarp dviejų variantų, būtent šeimoje. Būtent čia jau gyvenimas kartu, gyvenimas gausoj, čia ir šventė, ir visa kita, suprantat, čia, bet man rodo, kad jums reikia atsisakyti kažko vardan to. Arba pasirinkti vieną iš dviejų variantų. Ar būtent čia vyrai rodo man šeimą gausą namuose, suprantat, bet matau keletą pasirinkimų. Kokių čia keletą tų pasirinkimų? Susijusių su finansais. Jo, ir čia įkurtuvės ir įkurtuvės šventė namuose, 2 kartus netgi tai rodo. Netgi gal vestuvės, aš nežinau, arba krikštynos, kažkokia tokia gausa, žodžiu, namuose šventė su žmogum, su vyru, su antra pusė, man rodo, bet kokiu atveju čia, bet tas pasirinkimas, su kuo noriu konkretizuoti. Užsienis, meilės kaip ir meilės čia. Ir vėl, žiūrėkit, bet vis tiek susijęs su finansais, bet kokiu atveju. Tai ką man rodo čia? Esmė ta, kad kortos jums praneša, kad bus pasirinkimas iš kelių variantų ir po to bus daug streso. Čia susiję net su gerovė, su finansais. Bus daug streso, bet jūs laimėsite, ir čia kažkokia tai kelionė, man rodo, kad grįžimas meilės į jūsų namus, iš kelionės. Arba žinot, tas pasirinkimas jums bus, kad, tarkim, jums reikės pakeisti namus dėl meilės ir reikės išvažiuoti. Tai jeigu taip yra pas jūs, tai nebijokite, nes aš matau čia bemiegės naktis. Nebijokite išvažiuoti kažkur kitur, pakeisti namus. Tenai bus gausa, pakeisti savo jūs mėgstat, kaip pasakyti, stabilumą labai ir gal nes čia reikės atsisakyti
finansinio stabilumo, suprantat, praradimas eina. Bet čia aš matau, kad gausit kažkokią va tokią žinią su meilė, net meilės gal prisipažinimu, pasipiršimu. Bet čia reikia kelionę, krenta kažkur, kur gausa ir gerovė, bet jūs bijote palikti savo komforto zoną, darbus, namus. Bet su pinigėliais jums, suprantat, nereikia bijoti palikti, nes kadangi čia jums visata ir atsiunčia va šitą dalyką, aš nematau vyro, va kas įdomu. Tik matau va tą, kad iš užsienio kažkur, arba kitos šalies, kito miesto, arba per internetą kaip minimum. Nu, suprantat, kažkaip tai iš kažkur ateina va tas prisipažinimas meilės, reikia priimti sprendimą ir jūs šiandien stresuojat. Tai kortos jums sako, pasirinkite, jeigu jūs pasirinksite, priimsite tą naują etapą, tą kelionę, tą netgi persikraustimą. Arba gal kai kas grįžti kažkur turi, pavyzdžiui, pas savo ten kažkokį mylimą ar dar kažką, į kitus namus, nes čia konkrečiai rodo, tai ten bus gausa įkurtuvės, šventė namuose, netgi sužadėtuvės. Tai jūs nebijokit išeiti iš tos komforto zonos, man rodo kortos. Kada čia bus ta žinia? Nes man rodo, kad jūs iš vis veltui švaistote laiką. Dabar. Po porą savaičių. Žodžiu, keiskit, nebijokit, nes vat monetų karalienė, jinai yra tokia, jinai labai, sakau, labai racionali. Tai šį kartą nereikia bijoti va tos permainos. Čia labai, labai gražios geros kortos jūs tiek finansinė prasme, tiek ir, nu, žinia eina iš toli kažkaip tai. Ir jį pastatys jūs vat ant to pasirinkimo. Nu, arba čia tarp kelių vyrų, bet aš nematau vyro konkrečiai. Čia kadangi bendras būrimas, tai būtent rodo va tą dalyką, kad jums va tas ant pasirinkimo ir jums reikia pasirinkti. Ir jūs pasirinksit. Iš toli žinia šitą ateis. Galbūt dabar jūs esate tokioje situacijoje, kur vat nežinot, į kurią pusę judėti. Tai tokia stagnacija, vat, ir finansinė prasme, ir viskame, suprantat? Ir jūs čia stresuojat, ir taip gali būti. Tai sulaukit kelių savaičių bėgiai, po 2 savaičių man iškrito korto. Ateis va kažkokia žinia, meilės net sakyčiau, kuri pakeis jūsų gyvenimą ir išeisit iš tos stagnacijos. Čia bus kelionė. Ir ten bus, arba jūs grįšite kažkur, arba jūs išvažiuosite kažkur ir švęsite gausą, gerovę su vyriškiu kažkokiu dviese. Čia klausykit, gali ir pasipiršti realiai kažkam tai kažkas. Bet jums čia reikia tada palikti viską, važiuoti, kraustytis, turbūt. O gal žinot, apie ką aš šneku. Tai žodžiu, po 2 savaičių bus tai labai gera žinia, kuri pakeis jūsų gyvenimą labai gerą. Ir čia yra giminės pratęsimas. Nu, ta prasme, tas žmogus su jumis ilgam ir ta permaina, ta žinia atneš jums tą ilgalaikį šeimos su kažko susivienimas. Nes čia ir sąjunga eina. O prieš tai jūs stresavote. Ir dėl to pasirinkimo galbūt stresuojate, tarkim. Finansų savo komforto, savo ateities. Čia kelionė nusimato. Labai gera kelionė ir, kuri pakeis, sakau, santykius, finansinę gerovę ir šventę namuose. Tai va. Ką aš žinau, labai gražiai, ne? Pasakė kortos. Jo, bet čia žiūrėkit, šeima,
šeima, finansinė gerovė. Kažkas jūsų laukia. Kažkas jūsų laukia, nu, namuose. Tai va, sėkmės jums.